Tai kaip skaudžiai teks Radžiui atsimti už tai, kad Minėdas dabar vienišas. Minėdai, mes randamės tokiai neįprastoj vietoj. Čia ne šokių salė. Ir mes nesirašėm čia šokti. Filmuoti dainuoti. Čia yra Active Gym, sporto salė, kurioje tau reikės atlikti šiokią tokią misiją ir galbūt iškrovos minutę tokią turėsi. Po mūsų pokalbio? Štai ką. Jo. Tau pravers. Mes turime gyvą Radžį? Ne, gyvo Radžio mes šiandien neturime, bet mes turime šiokią tokią imitaciją jo. Taigi, apsimauktas pirštinės, pasimatok, ar tau tiks. Ar kada nors lankai boksą? Na, aš manau, kad ne, bet... Bet tam, man atrodo, nereikia treniruočio, ne? Turim kriaušę, turim štai... Kągi mes čia matome, Radžislovą. Man atrodo, jau susipratėjai, ką mes čia darysim dabar. Tiksliau, tu darysi, aš tai nedarysiu, aš iš šoną, kad čia taip negauti vieną tokį blyną. Kriskite, ar ką, pasitraukiam. Nu tai ką, pasišnekėkit vyriškai dabar. Ar ne? Sėkmės pirmas raundas. Nu, man ne tik tavo juodų žirgų gaila, lochas. Atsisuk. Taip po to galvoji, kad tu bėgsi. Ir man atrodo, tavo laikas gyvavimo baigėsi. Radžiui kaput. Na kągi, pirmam raunde, tu jau nedaužyk tos kriaušės, jinai čia ne prie ko, nekalta, dar atšoks man į nosį. Taigi pirmam raunde nugalėjo Minėdas, valio, einu surinksiu tas, kas liko nuo Radžio. Daugiau svetimų merginų neviliok Radžiui. Ir moterų irgi. Kokių bebūtų ten, nežinau. Na ką, sėkmės tau tada, man atrodo, išsikroviai, pamiršai Nikol, pamiršai visą pyktį Radžiui. Radžislovas, atsiprašau. Ar ne? Taip. Jautiesi geriau nuo to? Taip, ir aš manau, jisai suprato, kas yra kas. Jisai suprato, o ar tu supratai, ką nors? Tai, kad Nikoliai atgal pas mane kelio nebebus. Ačiū ir tiek.